Daugelis mūsų esam keliam video į TikTok. Vieni video surenk vos kelias peržiūras, o kiti tūkstančiais. Turbūt kils klausimas, kodėl taip nutinka? Ar viskas priklauso nuo sėkmės? Ar yra būdų, kurie iš tikrųjų veikia? Tai būtent apie to ir pakalbėsiu šiame video. Pasiim popkornų į gerą TV žiūrėjimą. Sveiks! Šiandien pasidalins, kaip man lietuviškas TikToks sulauk net 100 000 peržiūrų vos per savaitę. Ir viskas prasidėjo nuo labai paprastos idėjos. Kadangi pastarųjų metų vis kalba apie ChatGPT, nusprendžiau ir aš sukurti kažko panašaus, kas ne tik sudomintų, bet ir pralinksmintų. Sujungiau du dalykus – ChatGPT ir žemaičių kalbą. Ani gal atrodo išves nesuderinami dalyką ir štai matot rezultatus. 5000 laikų, šiam 8 sekėja, virš 4000 šėrsų ir virš 700 įsiminimų. Kaip viskas vyka? Kadangi aš esu svetainių kūrėjas, pasinaudodams Inspect Element įrankiu, aš ton tekstą galėjau labai laisvą pakeisti į kokį tik noriu. Tai aš atsidariau seną pokalbį su ChatGPT ir pakeičiau anu atsakymus į sakinius. Tai pokalbis scenarijus buvo paprastas, pasisveikinti su ChatGPT žemaitišką, pakviečiau anu nepirti, o uns atsisako, nes anu šeima vyksta kibirčių. Ir būtent čia ir buvo paslėpta TikTok populiariom paslaptis tas visas kabliuks. Paprastoms ir atpažįstams situacijai. Bet tai dar ne viskas. Į ton video aš įtraukiau daug psichologinių strategijų, kurios ir padėjo tam video tapti populiariu. Tai viena iš anų yra galingas hookas. Vaizdo įrašo pradžioje įkėliau ChatGPT langėlį. Iš karto su telefonu ėmiau, pakėliau ir rodau į ChatGPT. Jau tas sukel susidomėjimą. O fone skambėjo mano balsas. Pirmas sakinys, kad aš pasakiau, buvo: nesupratau, žinokit bairiaus. Nesupratau, žinokit bairiaus. Iš karto, jau įtampa toks susidomėjams jau kėlas su žmogau ir uns nors sužinot, kas toliau vyks. Ir tai iš karto sukel smalsumą. Žmogus nors suprasti, kas čia vyksta, todėl ir pradėt žiūrėti toliau, nenuskrolint iš karto. O ko ilgiau ani žiūr, to daugiau algoritmas parodo mano video kitiems. Video iš esmės buvo žiauriai paprastas. Tiesiog buvo paims telefons, kamera atsukta į monitorių, priartinu, atitolinu, bet iš pat pradžio aš priartinau į viršutinį tekstą, neatskleidžiau vės, kad sukeltų intrigą, ne kas toliau vyks. Tai to paprastumu daugybė žmonių ir sužavėjau. Ir taip aišku, watch time kill. Po to, kitas dalykas. Video buvo ilgas, liktas minutė ir 2 sekundės. Aš visą ton pokalbį pats skaičiau ir stengiau skaityti lėtą. Skaitydams išreiškiau emociją, dar pridėdams savo kažkokių tai pastabų, savo reakcijų. Gal jūs negerti? Sakau aš žinau. Kaip aš reaguoju į ton pokalbį pats. Ir tas daugeliu parodė, kad aš pats net esu nustebęs, nors aš pats sufeikinau visko. Kiek supratau, daug žmonių pralinksminau, daug kas nusijaukė, daug kas pasidalino, daug turbūt žemaičių žiūrėjo tą video ir nustebo. Toks artimumo ryšys pasijotanim. Siūlau vitaviai nebijoti, rizikuoti, daryti tai, kas nepatinka, reklėpti iš komforto zonos ir tobulėti. Tai jeigu patinka, kad parodžiau, kaip viską padariau, paspausk like, pasek mane, įkelsiu daugiau tokių panašaus tipo video ir toliau dalinsiu turinį. Ir kon, ačiū, kad žiūrėjo, iki kitų pasimatymų, bye. O čia pilns vidosėlis. Nesupratau, žinokit bairiaus. Įsijungiau ChatGPT, galvoju parašysiu. Zdarau, kon šiandien. Un samon atgal. Niek darbas apsikrojus, lieks numiai po dar pažiūrėti kažkaus. Kon pats. Galvoju, gerai, atrašysiu. Po darbo, mastovi pirtėt prisijungsi, nes varysam šiandien pirtėt su draugelės. Un samon. Nezinam, kon žmonėlis sakys, šiaip norėčiau, bet šį kartą atsisakysiu. Aš sakau nam, nebesvaik, 5 būtumėm, paimtum šašlų
ir čipsų porpakį, все. Galės negerti, sakau aš nam, žinai. Aš ne dėl gerėjimą, sakau, darbas apsikrovis da kol baigsiu. Su žmonėl bišk susipykis da. Gal kitam kartu atidedam, šiaip labai norėčiau. Nu aš nežinau, kad čia GPT žmonėlį tur. Nu gerai, kon toliau. Rašau aš nam. Nu gerai, jei kon skombink. Mes renkamės 5 valandų. Nu gerai, davai. Nu, tokių bairdą tikrai nemačiau.